Sveiki, mėlyjeji, su jumis esu aš, kineziterapeutas Marius ir šiame video skubu su jumis pasidalinti pačia naujausia video programa, kurią vos prieš kelias valandas įkėliau į kineziterapijos programos.lt. Tai ši video programa yra skirta sportiniam masažui. Tai yra sportinio masažo video programa, pagal kurią jūs savo artimiesiems, savo namiškiams, savo antrai pusiai galite padaryti sportinį masažą. Taip pat ši video programa aktuali studentams, aktuali kineziterapijos, gydomojo masažo studentams ir kitiems masažuotojams, kurie nori pasigilinti į sportinį masažą, kurie nori sužinoti naujų judesių ir kuo tas sportinis masažas yra ypatingas. Dažnai susiduriu su tuo, kad žmonės sportinį masažą įsivaizduoja kaip stiprų masažą, kurio pagalba tik tai stipriai spaudžiant gali žmogus atsipalaiduoti. Iš tikrųjų tai yra visiška nesąmonė, iš tikrųjų ne, todėl kad masažo stipriai daryti negalima daryti labai stipriai, o pats sportinis masažas yra skirtas būtent sportininkų greitam atpalaidavimui po fizinio krūvio. Jeigu sportinį masažą galima daryti sportininkams, kurie nori greitai atsigauti po fizinio krūvio, tai galima daryti ir paprastam žmogui. Sutikite su manim, kad galima daryti ir paprastam žmogui, kuris, pavyzdžiui, žmogus daug dirba, daug fiziškai dirba, daug kilnoja daiktų. Jisai nori greitai atsipalaiduoti. Tokiu būdu galima daryti sportinį masažą. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs daug fiziškai dirbate, greitai pavargstate, esate įsitempusi, pavyzdžiui, negalite atsigauti po treniruotės, sunkus ilgas atsigavimas, galima daryti sportinį masažą, kad jūs greitai atsipalaiduotumėt. Ir kaip yra pasiekiamas tas atsipalaidavimas? Paprastai. Atsipalaiduot žmogui padeda du dalykai. Tai yra pasyvūs judesiai ir vibracijos. Vibracija būtent ir pasyvūs judesiai greitai atpalaiduoja įsitempusius raumenis ir atpalaiduoja žmogų psichologiškai. Nes būtent ir pritaikyta, kad sportininkui galima būtų greitai atsipalaiduoti, darant jam pasyvius judesius ir vibracijas. Ir dėl ko naudojamos vibracijos? Labai paprastai, viskas eina vėlgi iš mūsų prigimties. Vibracijos naudingos, jeigu atsimenate, tai jūs vaikystėje būtent vibruodavo ir judindavo vežimėlyje. Aukštyn, žemyn ir tokiu būdu atsiranda vibracija, atsiranda ritmiška vibracija, kuri tiesiog atpalaiduoja, greitai užmigdo ir padeda mums nurimti, pamiršti savo problemas. Ir patikėkit, pavyzdžiui, dabar visokios yra vežimėliai visokie, kur patys vibruoja elektros pagalba ir vaikas greitai ir giliai užmiega. Tai vėlgi iš čia paimtos tos vibracijos. Ir kiek esu daręs sportinį masažą, tai būtent tos vibracijos ir pasyvus judesiai per sąnarius padeda greitai atsipalaiduoti žmogui. Visiškai neseniai, prieš porą mėnesių esu daręs sportinį masažą ralio, tiksliau motokrosinių motociklų renginio metu vienai komandai ir būtent buvau pasamdytas daryti sportinį masažą, tai visi labai liko patenkinti ir nutariau tą sportinį masažą patalpinti į video programą, kad jūs galėtumėt savo namiškiams, savo antrai pusiai padaryti ir greitai išmokti atpalaiduoti. Iš tikrųjų, paprastas žmogus be medicininio išsilavinimo, neturintis jokios patirties su masažu, gali atlikti šiuos judesius
iš video medžiagos išmokti šiuos judesius ir padaryti savo antrai pusiai, savo draugam, tėvam, kurie yra įsitempę. Aišku, galbūt nepavyks iš pirmo karto, bet pasigilinus, peržiūrėjus medžiagą 5 kartus, 8 kartus, galima tai tikrai įvaldyti. Ir pats kursas yra ilgas, įdėjau sportinio masažo visą pilną kursą visam žmogui, tai yra rasite judesius ir kaklui, labai gražus atpalaiduojantys judesiai, tai kaklui, rankoms, kojoms, nugarai ir taip pat yra labai svarbi vieta kaip paruošimas. Tai lygtais gerai, jeigu gerai išvardinau, 5 dalys. Kaklas, rankos, kojos, nugara ir paruošimas. Tai 5 dalys. Ir jeigu neklystu, video yra kažkur tai tarp 60 ir 70 video, tai su savo modeliu aš nufilmavau ir tik tai dabar prisiruošiau pilnai įdėti medžiagą į puslapį. Ir jeigu jūs norite užsisakyti, galite parašyti komentarą noriu. Tiesiog įrašyti žodžius į komentarą noriu ir aš jums atsiųsiu linką, suteiksiu papildomą nuolaidą šiam kursui ir galėsite iš karto mokytis daryti. Tai va tiek ir užsukite kinesterapijos programos.lt, tenais rasite daug video kinesterapijos programų tiek nugaros skausmo prevencijai, tiek nugaros skausmo gydymui, tiek pečiams, rankoms, kaklui, pilvo preso stiprinimui. Taip pat rasite masažo video programas, pagal kurias tiesiog savo namiškiams galėsite padaryti klasikinį gydomąjį masažą namų sąlygomis. Tai tikrai labai daug paslaugų, labai daug produktų talpinu kinesterapijos programos.lt puslapyje, kviečiu užeiti, adresą paliksiu apačioje ir tada iki pasimatymo kituose video.